Šokių ratelio žinios numeris 3. Ir štai mes visi vieną gražią šeštadienio dieną susirinkę vėl pašokę sėdim pube. Taip, čia yra mūsų šokėjai. Susipažinkite. Šokėjas Tadas. Sveikas, Tadai. Šokėja Kristina. Šokėja Vėjūna. Laimis šokėjas. Ir vadovė šokėja brūkšnelis Rasa. Taip. Ir kaip žinote, atsiprašome mes už didelę ilgą pauzę, kuri pralėkė, taip sakant, be ratelio žinių. Ir mes dabar norime ištaisyti šitą klaidą ir vėl pranešti jums visiems, kad šito šokių ratelis vėl vyksta, jisai vėl gyvas, taip, mes šokame labai daug ir labai smarkiai. Už ką balsavai, Tadai? Na va. Bet mes vis tiek esam labai pilietiška organizacija ir mes šokame, mes esame taip lietuviai. Mes geriame daug alaus. Taip. Išgeriame. Taip. Nu, iš tikrųjų, čia viskas, kas liko. Jeigu būtų buvęs alaus, tai reikštų, kad mes negeriame alaus, kadangi stiklinės tuščias reiškia, mes tikrai geriame alaus. Taip. Ir iš tikrųjų, kad čia netempiant visko į vakarą ir nebetempant gumos, norim pasakyti, kad mes labai laukiam naujų narių, su kuriais galėtume gerti alų. Ir laukiam senų narių. Ir senų. O kur jūs dingot be? Parašykit mail ar ką nors. Kažkaip liūdna čia. Visai nieko. Ir pradėm pamiršti, kokie jūsų vardai ir visai kita. Jo, ir dar mes, taip sakant, perdodam linkėjimus nuo Vėjūnos. Linkėjimai. Taip, linkėjimai nuo Vėjūnos ir nuo Kristinos. Tadai, ką norėtum palinkėti visai Lietuvai? Viskas. Ateikite. Taip. Ateikite. Ne, iš tikrųjų, ateikite, mes jūsų laukiam. Lauksime. Taip, lauksime. Taip, čia Tadas nupiešė. Žiūrėkite, kokie meniški žmonės čia susirinka. Taip. Gerai, šokių ratelio žinios numeris 3 baigėsi. Iki kito karto. Taip.